Išplaukiau žvejot lydeko, bet pakeliui pamačiau gražų ešerių būrį. Tai negaliu neužmest. Ešerinės pinigo nepasiėmiau, bet pabandyt verta. Bandau tail spinnerį. Buvo uždėjau mažą gaminuką ir sulaukiau kibimo. Jau pietus, žvejoju nuo 9 ryto. Turėjau 1 ar 2 tik tai kibimus. Kol kas vis dar karšta, labai buvo ramus rytas. Tai kol kas liūdna situacija. Plaukiu papietauti, pailsėti ir bandysiu vakare dar išplaukti truputį. Šansų nedaug, bet laiko turiu laisvo, tai bandysiu, nes tas ruduo kaip neateina, taip neateina. Va kaip atrodo guma. Tai kibimas tikrai buvo. Bet nepakirtau. Buvau kaip tik padėjęs meškerę ir ne rankų laikiau. Na ir dar vienas kibimas. Kažkoks aktyvumas įvyko. Aš kaip tik plaukiu pietauti, kai prasidėjo aktyvumas. Šį kartą jau spiningą rankų laikiau, bet vis tiek nepadėjo. Kažkoks, vis tiek vangiai matyt atakuoja lydekos. Nors prieš tai guminuką gerai susuko ir kalė į priekinę dalį, į galvos dalį. Nesuprasi. Tik išplaukus po pietų kažką krapščiausi valtyje ir kai pažiūrėjau echolotą, pamačiau būrį žuvies ir šalia stovinčius 2 riebius simbolius. Bandžiau dar suspėti nufilmuoti tą vaizdą su telefonu, bet deja nesuspėjau. Tuo metu aš praplaukiau seklumą ir gylis pradėjo didėti. Būtent toje gilesnėje vietoje ir buvo žuvis. Todėl nusprendžiau sulėtinti valties greitį, kad masalai pradėtų leistis gilyn. Ir laukiau kibimo. Bet dėja iškart jo nesulaukiau ir vėl padidinau greitį. Ir staiga galingas kibimas. Manau, tai buvo viena tų stambių lydekų, tiesiog ilgai persekiojo masalą.
buvo. Nesiseka šiandien nieką pagauti. Koks ketvirtas kibimas, bet žuvies nėra. Pagaliau. Kokia sunki diena šiandien. Lyg ir normali žuvis. Reikia štai pasiruošti. Žiauriai sunki diena. Kibimų turiu, bet niekaip negaliu ištraukti. Tikiuosi šitą ištraukti. Žuvis nebloga. Prieš tai gerą kibimą turėjau, guma visą suplėšta buvo. Pagaliau. Nėra labai didelė, bet normali žuvis. Na va, žuvytė. Stora, jau užvalgysi gerai. Tokia stipri žuvis labai. Pagaliau. Imsim vakarienį šitą žuvį. Štai toks guminukas sudirbo. Turėjau prieš tai ant jo kibimą, irgi labai gerą, paliko labai didelis dantis ant guminuko ir antras kibimas beveik po kokių minutės laiko. Tai papasakosiu, kokia čia situacija pas mane. Jau nefilmavau, galvojau, kad nieko video nedarysiu, nes pradėjau žvejoti 9 ryto ir iki kokios pusės 2 žvejojau ir turėjau 1 ar 2 kibimus, kurie tokie neaiškus, net nežinau, ir iš tikrųjų ten buvo kibimai. Tai rytas buvo labai ramus, saulėtas, toks ne žvejybinis, ne lydekinis oras buvo ir temperatūra vis dar didelė, ruduo kaip neateina, taip neateina. Tai gal nieko nuostabaus, kad ir neturėjau to kibimo, bet galvojau, kad išplauksiu vakare, to labiau turiu galimybę ir va dabar yra 5 valandas, aš 4 išplaukiau ir va iš karto 2 kibimėlius turėjau. Kaip matot, vėjas pakilo ir vakarinis panašu, kad kibimas yra geresnis. Tai nieko nelaukęs, tęsiu toliau. Nuotaika žymiai geresnė, nes taip tuščiai plaukioju, jau galvojau, kad nieko šiandien nepagausiu. Tai važiuojam toliau, bandom pagauti kažką daugiau. Dar vienas kibimas, kas čia darosi? Aišku, ne rankui laikau spinningą, čia irgi minusas, bet prieš tai ir rankų laikiau, jaučiau smūgį ir vis tiek nepasikirto. Arba visiškai į uodegą sega, arba nepataiko, arba nesuprantu, kas tada su nosim, nežinau.
stengiuosi pravilkti palei pat dugną. Kažkaip visa žuvis labai arti dugno šiandien stovi. Tai tenka taip pasivalyti žulytės. Stengiuosi kuo arčiau dugno vesti. Šiandieną velkiauju šiek tiek toliau nuo krantų. Vis tiek tikiuosi, kad jau rudenėja ir kad žuvis truputį leidžiasi giliau. Bet vis tiek laikausi prie šlaitų kažkokių tai kalnelių, ieškau kažkokio tais povandeninio reljefų ir žolyčių kažkur tai, kur randu irgi pražulytas, pravelku. Prie kranto žuvies irgi yra, bet jau šiandien nusprendžiau, kad prie kranto daug nevelkiausiu. Dar vienas kibimas. Negaliu patikėti. Šiandien geras pavyzdys, kad tiek ryte, tiek dabar aš žvejoju tose pačiose vietose, tais pačiais masalais ir tokiu pat būdu, bet vakare kimba geriau. Nebūtinai tai dėl vakaro, bet pakilo ir vėjas didesnis. Ir čia toksai pavyzdys, kai žmonės žvejoja, sako, nekimba, ką aš blogai darau, ką čia darosi, bet iš tikrųjų galite viską gerai daryti, bet jeigu oras yra netinkamas arba žuvis neaktyvi, tiesiog tai nieko ir nepadarys. Šiandien dar kartą įsitikinau šitą teoriją. Pamačiau echolotę žuvį ir jinai buvo giliau negu mano guma ir aš sulėtinau stipriai. Na, gera žuvis visai buvo. Gaila. Šiandien yra nerealizuoto kibimo diena. Žodžiu, situacija tokia buvo. Plaukiau ir pradėjo gilėti pakankamai stipriai ir mano guminukas būtų jau nepasiekęs tos gilumos. Ir mačiau, kad stovi echolotė žuvis, lydeka ant gilesnėj vietoj. Ir aš sulėtinau tada greitį. Ir guminukas greičiausiai leidas ir atakavo lydeką. Tai labai smagus toks momentas, kai pavyksta kaip čia pasakyti, panosim pravesti, velkiaujant. Atrodo, čia tik tai mėtant gali tai padaryti, bet ir velkiaujant gali daug įvairių manipuliacijų daryti ir galvoti, kaip paduoti tą masalą, kažkur pagreitinti, palėtinti ir panašiai. Tik tai gaila, kad niekaip negaliu pakirstas lydekos, nors šį kartą ir laiku kirtau ir jau turėjau, kaip ir, ką darysi. Blemba vėl, eik tu savo. Aš šį kartą nebaisiai gerai pakirtau, bet kažkoks stebuklas. Įprastai velkiaujant ir šiaip pasikarta ta lydeka, nes visada valtis juda. Jinai pati traukia ir pasikarta, bet šiandien yra kažkokia ypatinga diena.
Dar kibimus. Aiškus smūgelis buvo, pastūmė masalą. O, pavijo. Sakau, buvo kibimas. Nevidukė turbūt, ratosi stipriai. Turbūt dėl to pirmą kartą ir neužsikabino iš pirmo karto, nes masalas toks nemažas. Atsikabino. Nu šiaip nebloga visa lydeka buvo, ar tik 50 cm. Bet vėl atsikabino. Nežinia, ar čia tokia diena, ar čia jos taip atsargiai atakuoja, nes lyg ir aktyvumas yra, kibimų tai turiu. Ką, bandom toliau. Kibimą šiek tiek aprimo, tą progą papasakosiu jums apie echolotą. Žadėjau kažkiek pasakyti. Dar apie patį, kaip čia pojūtį, naudojimąsi, dar atsiliepimo tokio neduosiu, bet papasakosiu istoriją, kaip aš jį įsigijau. Tai anksčiau video esu minėjęs, kad ieškosiu Lawrence Cook Reveal echoloto. Tai tuo ir užsiėmiau. Nutariau pirkti Amerikoje per eBay arba kažkur kitur Europai su mintim, kad galbūt tai bus pigiau, panaudota prietaisą ieškojau. Tai susiradau, atrodo neblogą variantą, už 300 eurų nusipirkau ir visų pirma paaiškėjo, kad perkant eBay, tu matai, kad kažkokie yra tarsi ir mokesčiai, ir pristatymo kaina, bet po pirkimo tie mokesčiai dar pasikoreguoja ir dasideda, tai galiausiai gavosi, kad pristatymas papildomai kainavo apie 100 eurų. Tai čia buvo pirma tokia bėdelė. Visa laimė, kad aš turėjau kur Amerikoje pažįstamų kam siūsti, tai nusprendžiau siūsti tenais užsakymą, tik tai, kad reikėjo žymiai ilgiau laukti tada, kol jis atkeliaus man į Lietuvą. Bet kitas dalykas buvo, kad kai atkeliavo echolotas ir kai gavau nuotraukas, ką man atsiuntė, paaiškėjo, kad čia yra ne Lawrence Cook Reveal, o Lawrence Cook 7TS echolotas. Nežinau, ar pardavėjas čia sugudraut norėjo, ar jisai tiesiog nesigaudė, nes šiaip tuos echolotus sunku atskirti. Aišku, Reveal yra Reveal, bet ten 7TS, 7S, 7XTS, žodžiu, tenais yra biškai sudėtingiau susigaudyti, kas per modelį yra. Tai tiesiog leiminau, prašiau grąžinti pinigus pardavėjai. Pardavėjas kaip ir sutiko, kad ne tas modelis, viskas ten tvarkoja, bendrauti buvo ten paprasta, bet jisai pasiūlė, sako, gal tu nori pasilikti tą echolotą su kažkokia tai nuolaida. Tai aš šiaip nenorėjau tą echolotą, bet parašiau kainą 200 eurų, kas galvojau, man bet kokiu atveju bus tenkintų, išsibandyčiau, pasižiūrėčiau, patinka, nepatinka, gal po to parduočiau, nusipirkčiau kažką kito. Ir jisai sutiko, tai tas echolotas man kainavo su siuntimu į Ameriką 200 eurų. Tai kaina tikrai labai gera, bet jeigu reikėtų siųsti į Lietuvą, tai būtų turbūt kokie 200 ar 300 eurų. Tai galiausiai pasidariau išvadą, kad pirkti Amerikoje nebaisiai ir apsimoka, nes vėliau Lietuvoje mačiau skelbimų už 350 panaudotas Lawrence Cook Reveal. Čia 7 colio ekrano echolotas. Tai va, tokia buvo istorija. Dabar aš jį jau kažkiek laiko turiu, kažkiek laiko testuoju. Noriu daugiau patestuoti, kad jums kažkokį atsiliepimą tokį tikresnį palikti.
Bet pirmi įspūdžiai yra tokie, kad šiaip nieko aš detaliau nematau negu savo mažylėm echolotę. Bet man patinka, kad dabar yra daug ekranų. Aš galiu matyti daug ekranų vienu metu, žemėlapį, įprastą echolotą, šoninį skanavimą. Tai tas tikrai palengvina ir yra faina. Šoninis skanavimas kol kas manęs nesužavėjo. Nežinau, ar tai yra dėl to, kad tas echolotas nėra labai stebuklingas. Bet lyg ir aš matau viską, ką aš norėčiau matyti, tiesiog tos papildomos informacijos ne tiek daug. Bet gal apie šitą pašnekėsime vėliau. Dabar čia tokia istorija apie pirkimą užsienyje. Tai galiausiai mano išvada tokia, kad gal ir geriau paieškoti Lietuvoje, bus prašiau, saugiau. Bet Amerikoje tikrai yra tokių dylų neblogų, tai irgi pamedžiot galima, bet reikia turėti minty ir gerai išsiaiškinti su mokesčiais, kurie laukia. Beje, aš pirkau per aukcioną, kur tu savo kainą pasakai ir lauki, ar ta kaina bus didžiausia ar ne. Tai va. Jaučiu vėl gyvūnus. Šakės. Na ką, jau 7 valandos. Jau saulė leidžiasi. Laikas pakuotis namo. Rudenėja, nors ir šilta, bet jau laikas tiksliau diena trumpėja. Gaila. Šiaip žvejyba buvo fantastinė, pagavau tik tai vieną žuvį, bet nežinau, nuotaika labai gera, turėjau begalę kibimų, buvo labai graži diena. Ruduo man pats gražiausias metas, visada aišku, čia net ne ruduo, čia ruduo brūkšnelis vasara. Bet tikrai jau galima plaukti, jau galima žvejoti, nežinau, lydeka čia skaitosi aktyvi, neaktyvi, bet kibimų tiek, kiek rudens pradžioje jau rudeninis kibimas, galima sakyti. Tai tikrai labai smagiai praleidau laiką, tai linkiu ir jums plaukti, pažvejoti, pasimėgauti rudeninę gamtą. O šiandien jau atsisveikinu, iki kitų kartų. Tik dabar pamačiau, kas su šitų guminukų padaryta. O čia tai smugelis. Šitą iš vis nemačiau. Viso gero.